Sveiki, draugai. Tai noriu pasidžiaugti, jog šiuo metu esam prie plovyklos. Džiaugiuosi ne dėl to. Džiaugiuosi dėl to, kad mūsų atrinko ir mes patekom į Litexpo Auto Show 2026 parodą. Ir dabar ruošiuosi, plaunu, valau MX-3 Mazda. Ir važiuosim dalyvauti, parodysim iš vidaus, kaip viskas atrodo. Ir iš tikrųjų nekantrauju, labai džiaugiuosi ir pasilgau aš tų renginių, bet nepasilgau aš valyti automobilių iš tikrųjų, nes visur čia viską reikia daryti. Bet labai laukiu šio renginio, bus smagu, bus įdomu, daugėja įvairiausių įdomių automobilių. Jeigu pasižiūrėsit, tai už manęs Chrysleris kažkoks gražutis atvažiuoja, tokį kažkada esu turėjęs. Ten toks pats irgi plaunasi. Geras. Bus labai smagu. Užsiregistravom, mašiną priparkavom, dalyvio atributiką visą gavom. MX-3 stovi va čia prie įėjimo. Tai galima ateiti pasižiūrėti, šalia graži Lancia stovi. Ir šiaip čia automobilių vis daugėja. Tai viskas gražu ir faina. Bandom laimę. Kumas ir neleidžia nuleisti stogo. Ir norėjom pafilmuoti apie automobilius, o išvada, kad mes juos vis tiek labiau taisom. Mūsų gelbėjimo operacija vis dar tęsiasi. Atidarėm bagažinę Camaro. Juokas prašo. Na va, išgelbėjom draugą, kaip matot, Mazda perstatėm į kitą vietą. Draugas jau užsikūrė, stogas užsidaro, matot, viskas tvarkingai. Ir eime parodysim parodos automobilius, kuriuos čia galite pamatyti, kurie yra seni, ekskliuzyvai, kai kurie nauji, patys įvairiausi, kokie tik tai galite įsivaizduoti. Štai čia matot Lancia Delta. Ne integralė, ne ta senoji versija legendinė, bet šitas irgi įdomus, geras modelis. Ir eime toliau. Matau, stovi tiesioginis konkurentas Mazda MX-3, Toyota MR2, kuri labai gražiai atrodo. Realiai labai patinka man šitas automobilis. Tiesiog nerealaus grožio. Jūs tik pasižiūrėkit. Va, jūs tik pažiūrėkit, koks čia grožis. Nerealus komfortas, net pingvinam patinka, jūs pasižiūrėkit. Vienas miega. Vienas net miega jau. Nerealu. Ta prasme, įsivaizduojat, kad galima keliauti ir žiūrėti į kitą pusę. Ir kai nenori matyti vairuotojo. Kai nenori, bet nori matyti kelią. Žiauriai gerai.
Štai čia mūsų gero draugo Buickas ir jis nerealus yra, jisai absoliučiai komfortiškas, nerealus geras daiktas. Jūs tik pažiūrėkit, atsisėdi ir visas automobilis pasvyra, absoliučiai, ta prasme, tai yra nerealu. O čia stovi E30 su labai gražiu salonu. Gražus, raudonas, visas išpuoselėtas automobilis su labai gražiu raudonu salonu. O štai čia labai gražus BMW E36 žibintai. Wow. Labai skoningai, protingai, gerai pasidarė žmogus iš tikrųjų. Tai čia turim BMW E34, 5 serijos BMW, kuris yra Karinos mėgstamiausias tikriausiai automobilis, labiausiai mėgstamas iš visų automobilių. Atrodo labai gražiai išlaikytas, pusiau oda, pusiau alkantara. Oho, wow. Kaip matot, daug kitų įspūdingų automobilių, seni, reti, vienetiniai jau automobiliai. Wow, labai gražu. O čia parduodami automobiliai, tokie kaip Pontiac Firebirdas, senas Volvo Coupas, wow. Čia po dešinę vėl neparduodami, graži labai MR2, o čia mes turim vėl parduodamus automobilius. Tai pirmuką BMW, turim Toyota MR2, Honda Civic, Kita Civic. Ir šie automobiliai galėjo būti jūsų, arba dar gali, jeigu neprasiduos šios parodos metu. Tai wow, net ir toks dalykas yra. Važiuojant į Vilnių nulūžo bėgių perjungėjais, tai įdėjom plaktuką. Labai geras sprendimas. Ir atvykom. Geras. Wow. Visada reikia turėti plaktuką. Supratom. Plaktukas, taip. Jo, plaktukas geras daiktas. Ir lubos, alkantara. Wow. Vairas. Wow. Keliaujam į vidų? Eime. Einam per plytą? Nežinau, plytą atsidaro ar ne? Ai. Tai reporteris tiesiogiai iš įvykio vietos, čia ką tik įvyko avarija. Kaip matot, Firebirdas bandė pasišalinti iš įvykio vietos, bet jį staigiai sustabdė šerifo automobilis ir įvyko šiek tiek toks nedidelis incidentas. Bet nieko tokio, nieks nenukentėjo, visi laimingi, puikiai paroda. Va, visi šerifo automobiliai, gražu. O, greičio matuoklis, va tokį norėčiau turėti, būtų įdomu. Geras. Tiesiogiai iš įvykio vietos, nusikaltėlis sulaikytas. Nieks nenukentėjo, beveik išskyrus mašiną. O čia matot, kas gali nutikti, kai nemoki naudotis krokodilais. A mes mokam. Na, eime, praeisim pro visus automobilius, nieko nepraleisim, viską jums parodysim, tik tai gal mažiau papasakosim, kadangi čia jų yra bele kiek.
čia Olego žvėris. Oho. Na ir žinoma, atvykit į Drago čempionatą, kuris vyks birželio 6-7 dienomis. Jūs tik pažiūrėkit, koks gražus Tram 5 GTR-as. Wow. Purchase your tracks today. Labai gražus žemas automobilis, kaip matot. Man iki liemens. Wow, geras, kaip gražu. Ferrari, bet ne Ferrari. Užaugęs bus Ferrari. Labai retas gražus BMW Isetta. Kaip matot, daug įvairių ir naujų automobilių. Galima įsigyti visko. Puodelių, modeliukų, kaip matot toliau. Įvairių prekių, ta prasme, ir saldumynų vaikams. Laukia yra Labai batutai. skanu šitie saldainiai. Aš nebandžiau. Ne vakar pavaišino. Ne? O laukia yra batutai vaikam. Tai visi ras savo pramogų. Ten galima nusipirkti tepalų. O aš bėgu į tualetą, tuoj grįšiu. Tik neišvažiuok į tualetą. O ten už manęs, jūs matote, direktorius sėdi. Direktorius kažką dar dirba. Nors renginys eina į pabaigą, bet žmonės stengiasi, atiduoda visą save ir esam labai dėkingi už visą tai, ką mes turim ir kad galim čia atvažiuoti. Štai mes ir kitoje salėje. Eime, ką parodysiu. Čia jūs matot Ford Mustangą, mano svajonė, vadinama Eleonora. Nerealus daiktas.
taip. Iš pelenės į gražuolę. Nerealu. O štai čia jūs matot custom projektą, kuris yra padarytas iš Chevrolet Corvette'ės, kuri buvo tokio kėbulo. Įsivaizduojat, kokie pokyčiai? Nerealus projektas. Oho, va čia tai važiuojanti sofa. O čia kirpykla. O va čia labai gražus piešiniai gimsta. O čia varlinuko zona, kur galima pasimokyti, važinėti. O ten važiuoja profesionalai. Esam dar kitoje salėje ir viską pradedam nuo kalmarų. Kokia graži spalva Subaru. Vau, tikras blizgutis, jūs tik pasižiūrėkit. O čia transporto priemonė. Mopedas, sulankstomas mopedas, mažytei hondytei. O čia kažkam poilsio zona, poilsiauja va. Na. Where you murdering the beat? Where you murdering the beat?
Čia pats įspūdingiausias taksi, kokį tik mačiau, jūs tik pasižiūrėkit. Ir jisai yra Pablo Escobar, New York taksi. Wow, žiauriai kietas, žiauriai gerai atrodo. Ir mano ūgio mašina. Gražuolis, bet aš neįsivaizduoju, kaip kažką matyti pro tokius langus ir kaip čia su tokiu važiuoti. Nu, aišku, čia kažkokio krovinio pridėta, aišku, čia gal jums nesimatys taip lengvai, bet žinokit, ten krovinio yra. Matosi, matosi. Einam parodysim, kaip tas krovinys iš vidaus atrodo. O, agentas meška, daug pinigų ir daug krovinio. Aha. A čia kažkokie madistai stovi. Where your murder in the beat. Tiesiogiai iš VIP zonos tuoj bus apdovanojimas, kur dovanos automobilį. O mes čia turėjom ir gėrimų, ir maisto, visko. Na štai ir baigėsi Vilnius Auto Show 2026. Labai patiko, įspūdžių labai daug. Aišku, pavargom filmuoti, viską rodyti, tai palaikinkit, pasubscribinkit, pakomentuokit, parašykit, kas labiausiai patiko, kur galim patobulėti ir iki kitų kartų.